Labadiena visiems. 2025 metų lapkričio 23 diena. Pavažiavus 70 km nuo Palangos į Platelius. Dabar esam Plateliuose. Matome gražią žiemą. Kaip Palangoje dar toks, ar tai rudenėlis, ar tai pavasaris, neaišku. O čia jau matom žiema, -2 laipsniai. Na, spaudžia šaltukas ir gražiai po kojom girgžda sniegas. Taip pat nuvažiuosim prie ežero, pažiūrėsim, kaip ten atrodo. Pafilmuosim ir bandysim parodyti. Taigi, iki pasimatymų prie ežero. Gili žiema, žiemužė. Bebrai. Ką bebrai? Medžius pjauna. Nu, gražu kaip pasakoj čia. Jo, kaip lietuviškai siaubo pasakoj, kur ten tas vedimas laitė paklaidinti. Nu kokia čia lietuviška siaubo pasaka, nu žiūrėkit, koks grožis. Lietuviška siaubo pasaka. Raganos, vandeniai, miškiniai. O iš tikrųjų jie nėra baisesni už žmonės. Taikosi išvirti, ką tai laikė. Beržoro apžvalgos bokštas. Nu, vaizdas nuo Beržoro apžvalgos bokšto. Padūsom lipdami biškį. Ir traškai sutartinai tas bokštas. Va, kaip gražiai apšalę stendai. Jo, yra pati gražiausia panorama. Linas juokės, ten priekį matom pilnoj kapinės. Aš kažkada sakiau, labai gražu. Nu, bet kad gražiai ir atrodo bendram kontekste. Va, kaip gražiai apšalusios lentos. Rytų krypties panorama. Ir žiūrime rytų kryptį ir matome ežerus. Graži eglutė. Jau kaip ir kalėdinė. Plateliai apačioje klubas. Nu ir žiema gražu, bet viskas juodai balta. Viskas juodai balta. Na, tame irgi yra savas grožis. Ne viskas, va, turi spalvotą puoduką, gali pafilmuoti kavos. Taip. Bus raudona. Va, einant prie pat ežero ir vėl pavasaris. Ežeras neleidžia sniegui laikytis, reiškia spinduliuoja šilumą kaip Palangoje jūra. Nu, 10, ne 10 vandenį, bet kad ne minusas, tai tikrai. Va, kaip gražiai atrodo dugnas, taip kaip ir vasarą. Gal pabandom sušilti, įlindam? Jau, šilčiau. Nu, negu ore šilčiau, tik tai. Taigi Plateliuose jau žiema. Ačiū, kad žiūrėjote.